Sveiki, kadangi Lietuvoje paplito daug padirbtų eurų, daugelis dabar bijo kažką pirkti ir keistis, tarkim, pinigus eurus arba atsiskaitinėti eurais. Ir šiandien išbandysim tokį pieštuką, flamasterį, kaip čia markerį, kuris testuoja, ar pinigai yra iš tikrųjų tikri ar padirbti. Kaip jisai veikia, tiesiog mums reikės uždėti ant mažiausiai, tokios neutralios vietos, kur yra baltas popierius, tarkim kryžiuką, ir jisai turėtų pakeisti spalvą. Jeigu juoda, taps juoda, bus, reiškia, padirbti, jeigu geltona, yra originalūs pinigai. Tinka doleriams, eurams ir daugam kitam, kaip prašom, kitom valiutom. Ir ilgiau neužsilaikant, tada tiesiog iš karto išpakuosim ir išbandysim. Nieko nereikėjo nepjauti. Taigi žiūrim, ką turim. Toks neutralus markeris. Ir tiesiog išbandysiu pirmas iš karto su 20 eurų. Kaip prašė aprašyme, kad reikia dėti kryžiuką maždaug šioje vietoje. Taigi dėdam kryžiuką šioje vietoje. Jis pageltonavo. Kol kas spalvos nekeičia. Kaip galima matyti, liko geltonas kryžiukas. Žodžiu, turėtų būti originalus euras. Ir po kelių valandų bėgi, tas kryžiukas, kuris dabar buvo čia užpieštas, dings išgaruos. Taigi nebus aptepliuoti jūsų pinigai. Antras bandymas su 10 eurų. Dėkim šitoj vietoj. Dabar šiek tiek riebesnė iksiuką. Taip pat vėlgi geltonas kryžiukas. Spalvos kol kas nekeičia. Beje, čia tas naujos leidybos 10 eurų, nežinau, Lietuvoje tokie. Čia šį kartą bandom su vokiškais eurais. Ir, kaip matom, kryžiukas lieka geltonas. Riebą uždėjau, originalas turėtų būti. Ir dar kartą su 50, nes pagrindiniai, kiek aš girdėjau, padirbimi eurai yra 50, 20 berods. Štai dar kartą bandymas su 50, taip pat geltonas kryžiukas. Žodžiu, nekeičia spalvos. Taip pat turėtų būti originalas. Ir kad iš tikrųjų išbandyti, turiu va čia tokie tos brolius lakūnus du, iš Lietuvos dar užsilikę, ir išbandysim dabar ant jų. Pažiūrėsim, kaip reaguoja į tokį variantą. Taip pat ant mažiausiai apipieštos vietos padėjau kryžiuką. Ir čia jau yra sunkesnis variantas, dėl to, kad yra slidus pagrindas, bet vis tiek lieka geltona ir jisai labai lengvai nusivalo. Taip kad litus sunkiai būtų patikrinti ir aprašyme vietoje ir nebuvo apie litus kalbos. Aš galvojau, kad čia geriau užsidėti. Visur toks keistas pagrindas. Dar čia pabandysiu ant šitos pusės. Ne, litas buvo su tokiu pagrindu slidžiu, kad jisai sunkiai užsitepa ir lengvai nusivalo, bet taip pat geltona spalva lieka. Bet aišku, čia neįrodymas. Na ir su paprastu popierium išbandysim to ir pažiūrėsim, kaip sureaguos. Taip, kai yra paprastas spausdinimo popierius, iš karto pakeitė spalvą, paliko rudą, ko ne perėjo į juodą. Toksai vat trumpas eksperimentas, deja neturiu padirbtų eurų, tad negaliu pasakyti, kaip sureaguotų į paprastus, ta prasme, į tos padirbtus eurus. Savaime, aišku, popierius yra nespausdinimo dedamas, bet palyginimui, kur buvo paprastas
popierius ir kur buvo euras, originalus euras, geltonas kryžiukas liko. Taip pat ir ant tų visų kitų. Na ir su litu, kaip ir minėjau, neėjo patikrinti dėl to, kad lengvai nusivalo slidus nuo slidaus pagrindo. Taigi, va toksai trumpas video. Ir neužilgo galėsite įsigyti šituos markerius, kad galėtumėt pasitikrinti, tarkim, kad ir parduotuviai, greitas testas, pasidėjai kryžiuką, pasižiūrėjai, taip, ne, blogas, originalus, eurai, neoriginalus, ten kaina, aš nežinau, bus kokia orientacinė kaina, nežinau, 8 gal eurai ir panašiai, su nemokamu siuntimu, ir galėsit ramiai įsidėti rankinę, dar kažkur ramiai apsipirkinėti, net ir turgų ir kur kitur. Taigi tada šiam kartui tiek ir iki sekančių video, iki.